Labą vakarą, mes vėl Lašelio studijoje. Su manimi Muilas kaip visada ir aišku, aš pats. Daugelis girdėjome posakį, kalk geležį, kol karšta. Bet dažnai susimastome, nuo ko ji karšta ir kodėl pagaliau ją reikia kalti. O ar sugebėsime užbaigti šį procesą ir kiek tai pareikalaus jėgų, ištvermės ir pasitikėjimo? Pala, tai ką tu čia filosofuoji čia? Man, žiūrovai, ką tu nori pasakyti? Apie Kalvį Ignotą kažką nori išdėstyti? Ne. Na gerai, kaip tau, tai yra jiems. Pabandysiu paprašiau paaiškinti. Raudonas gaidys, kiekvienų namų siaubas. Klausyk, davai, jau dabar čia tai nepradėk, jau tų veikėjų. Pamenu, va, užtektinai buvo, nu, dainuoji su tais bairiais, nepradėtam, gerai? Ne, Rolandai. Šį kartą Lašelio studijoje žmogus, kurio profesijos atstovai dažnai gelbsti ne tik mūsų turtą, bet ir mus pačius. Draudimų kompanijos atstovas, atvėl? Rolandai ir mielas Lašelio žiūrovai. Ne, nu klausyk. Į ekraną siužetas apie mūsų herojų vadimą. Žiūrim. Labas vakaras, Vadimai. Sveiki. Labas. Sveikas. Rolandas. Malonu, Vadimas. Sakykit, Vadimai, kiek laiko kovojate su raudonuoju gaidžiu? Tai yra, kiek laiko dirbate gaisrinėje? Pradėjau dirbti nuo 97 metų gruodžio 5 dienos. 6-oji priešgaisrinė komanda, ugniagesių gelbėtojų pareigom. Ir pradirbau ten 2 metus, po to buvau perkeltas į pirmą komandą Karoliniškėse. Tenai pradirbau kažkiek tai laiko ugniagesių gelbėtojų, po to tapau specialistu. Ir vykau į cheminius incidentus, likvidavau juos, na ir kartais į gaisrus. Tai čia kaip jau komandosas, žinai, komanda, eina labai... Kaip mano, Vadimai, iš kur atsirado toks žodžių darinys užpuolė namus raudonas gaidys? Kodėl ne rausvoji višta, pavyzdžiui? Žydrasis viščiukas dar, pavyzdžiui, galėtų būti. Žydrasis gal nelabai čia dirba. Nepultų į namus, aš nieks neįsileistų, jau įspardė, čia vaikeli, oi. Iš tikrųjų, aš, kiek įsivaizduoju, jūsų darbas yra gan karštas. Tai ar dažnai iš moterų sulaukėt kažkokių komplimentų, jog esat karšti vyrai, stiprus? Na, be abejo, tenka išgirsti ir tokių komplimentų. Iš tikrųjų, tas darbas yra karštas kartais. Ne vien tik gaisruose, būna ir kitų darbų, ir gelbėjimų darbų. Na, įvairių darbų būna ir tikrai būna karšta. O, klausimėlis pasistojo, žinai. O, ar dažnai tenka į rankas paimti žarną, pavyzdžiui, vat. Ir kovot su ugnimi, vat. Kova. Rankovė. Rankovė, ne? Taip. Tai žodžiu, žarna ir rankovė skiriasi truputėlį. Na, gal kažkiek. Ai, tai čia jūsų tas gaisrininkų žargonas toksai turbūt. Na, pavadinkim tai. Aišku. O įtakos turi iš tos rankovės einantis srovės ilgumas ir stiprumas, taip pasakykime. Be abejo, gesinimai turi. Žodžiu, su rankovė gali drąsiai gesinti gaisrą. Va taip pat. Ponas Vadimai, ar nemanote, kad Andrius Mamontovas sukūręs dainą Laužo šviesa netiesiogiai prisidėjo prie nelegalių laužaviečių įteisinimo Aukštaitijos nacionalinėme parke? Manau, kad ne. Tikrai ne. Labai gera daina, tikrai labai patinka ir nemanau, kad kažką blogo norėtum padaryti. Jūs nemanote, kad su to reikia kovoti? Su kuo? Su dainom? Su šita daina, kaip tikrai nėra. Nepradėti, žodžiu, daina patiko ir ta Laužo šviesa naktį, nu, viskas labai gerai. Irkas Mamontovas teisingai sukūrė, nepažeisdamas žaliųjų tų vadinamų įstatymų, aš taip sakyčiau. Dėl žaliųjų, tai aš nežinau. Aha. Reikėtų gal jų paklausyti. Žodžiu, žalieji, mėlynieji, kažkaip čia mums su tom spalvom šiandien labai įdomiai gaunasi. Aišku, man tas įdomus irgi tos klausimėlis. Ar dažnai ant to vadinamų strypų tekę šokti? Gau-gau? Aš noriu pasakyti, darbe dirbant ir leidžiantis žemyn, aišku, gal aš suprantu, jau patirties yra šokant, ne? Ne, nelabai. Nelabai, ne. Žodžiu, tai nelabai teko leistis darbe nuo strypo, ar nelabai gal patirties yra? Nelabai gau-gau, patirties yra. Ai, aišku. O darbe teko. Teko, nu ir kaip... Smagu. Kiaušinių nenutrina? Ne. O, tai, aš tau sakiau nutrina, mes ginčiam, sakau, trina, sakai ne. Nu. Tai atvažiuokit, išbandykit.
Kiaušinius ar strypą? Ir ta, ir ta. Aišku, važiuosim mailą. Gerai, vadinai, vis tiek darbe turit kažkokį savo žargoną. Man kaip filologui įdomu būtų sužinoti keletą iš jų. Kaip pravažiuoja daiktus ar vieni kitus? Vieni kitus, na kaip, jeigu tai neįžeistų nieko, tai sakykime, kai kuriuose komandose ugniagesius vadina pingvinais. Čia buraškum toks nelietuviškas beveik tarptautinis žodis. Na nežinau, tiesiog kitų tokių, kad kažkas tai labai įsimintų. O tai krūčiausias, kas jau koks nors baltoji meška, delfinas tada? Ne, stambesnė. Aišku, įdomi labai skamba, čia buraškai. Koks, sakykit, jūsų vadimai yra firminis anekdotas? Susijęs Firminis. galbūt su darbu. Kad žinot, su darbu susiję, kad būtų tiesiog gal dabar į galvą neateina. Ką nors apie tą rankovę. Apie tą rankovę, na iš tikrųjų, apie darbą nebent iš paskutinių išgirstųjų. Apie tos naujus rusus, kaip dabar vadina. Reiškias, susitinka du nauji rusai, na ir vienas kitam sako, klausyk, nu atsibodo man mano žmona, kažką reikia daryti. Sako, nupirkai Mercedesą, tegul važiuoja, atsitrinkia į medį, viskas bus gerai. Po savaitės susitinka, ai, sako, baigtų, tiek pinigai išmesti. Tai kas? Nu ką, sako, Mercedesas drėbisgi, žmona gyva. Sako, bandyk BMW. Nupirko BMW jisai, reiškia, na, pavažiavo savaitę laiko, atsitrinkė vėl į stulpą, sako, nu nieko, nu. Žmona gyva, neįbrėžimo, BMW drėbisgi. Tai sako, tu pabandyk Jaguarą, sako, nu tas tikrai padės. Po 3 dienų skambina, sako, oi klausyk, dėkui, na ką. Tai sako, vos į garažą įžengiais, jie sudraskė. Čia tai gerai, principai ir mašinų reklama gavosi, viskas. Nu. Na, nebandžiau tikrai reklamuoti. Žodžiu, žmonai Sakykit. Jaguarą reikia. Sakykit, ar vyksta tarptautinės konferencijos? Ar teko dalyvauti? Ugniagesių? Šiaip teko dalyvauti tarptautiniuose mokymuose įvairiuose ir šiaip ugniagesių paruošimo programoje Hamburgo miesto priešgaisrinėje akademijoje teko mokintis. Iš tikrųjų, Danų, man atrodo, buvo atvykusi irgi su tarptautiniu vežimu susiję. Vokiečių kalbą turbūt mokė gerai? Ne, vokiečių kalbos nemoku, dėja kažkiek tai moku anglų kalbą. Ja, tai yra čia vokiškai. O šitą aš girdėjau, kad Danai labai dabar perima mūsų gaisrininkus iš tikrųjų, nes buvo pratybos ten dabar vykusios Danijoje. Visai neseniai ir net 9 mūsų gaisrininkams pasiūlė pasilikti, nes skaito, kad labai geras paruošimas ir gerai moka anglų kalbą. Tai čia kas, yra koks nors elitinis dalinys pas jūs atėjo? Tikrai nenustebčiau bent jau dėl paruošimų, kadangi, sakyčiau, paruošimas yra gan aukštas ir žmonės tikrai atsiduoda tam darbui. O, taip, va. Kaip? Vadimai, sakykit, kokia yra jūsų neįdomiausia istorija darbe? Neįdomiausia istorija darbe. Neįdomiausia galbūt išėjimas iš priešgaisrinės apsaugos prieš pusę metų, daugiau, prieš metus. Vykimas į Angliją ir po to sugrįžimas. Tai būtų neįdomiausia istorija tas laikotarpis nuo išėjimo iš priešgaisrinės apsaugos iki sugrįžimo atgal, kadangi tikrai supranti tik tada, kai prarandi. Kas tau reikia, kas tau svarbu. Sakykit, ar teko iš medžio katiną šelt? Teko, ne vieną kartą. Ožį. Ir kaip? Ožį, kažin jeigu įkeltum, tai gal Ne taip nekelčiau. supratau, reikia pirmiausia surast, kas įkeltų paskui. Na, aišku, tai. Tai vadimai, sakykit, kodėl negalima rūkyti lovai? Na šiaip rūkyti, apskritai yra nesveika. O lovoje... Va. O lovoje, na, vienas dalykas, kad reiktų pagalvoti galbūt apie šalia miegantį. Smirda juk. O iš tikrųjų tai... Miegantis smirda ar... Jeigu miegantis smirda, jau blogai. Ai, tai rūkimą, supratau. Iš tikrųjų... Iš tikrųjų daug gaisrų kyla dėl tos priežasties, dėl rūkimo lovoje ir neblaiviam stovi tikrai nemažai. Iš tikrųjų ir suku link to, kad vadimai pasinaudokit progą, jog jūs mato daug nepilnamečių vaikų ar žmonių mėgstančių rūkyti lovą ir tarkit jiems žodį kaip ugniagesys. Na, kaip ugniagesis galėčiau tart tokį žodį, kad vieną kartą pamačius pasiekmes to gaisro, tikrai nei vienas iš jų nebandytų to pakartoti. Nes pasiekmes būna žiaurės ar skaudžias, iš tikrųjų. Aišku, tas pasiekmes turbūt nei geriau, kad jų nei nematytų, nes, vat sako, vieną kartą pamačius, bet specialiai tai, žinai... Ne, specialiai tikrai galbūt neverta to matyti, bet tiesiog, na, tai nėra. Žiauru! Nežaiskit su ugnimi. Tai ką, ačiū vadimai, kad atėjote pas mūsų studiją ir Ačiū, kad pakvietėt. džiaugiamės, kad Tiesiog malonu. nereikia gesinti nieko šį vakarą.
Čia pas mus. Gerai, iš tikrųjų. Yra normali rankovė, aš taip suprantu, Yra. pajungsim srovę ir... Eina. Gerai. Tai ką, ačiū Jums. Ačiū Jums. Kadaise ugnis išgelbėjo žmoniją nuo išnykimo. Kontroliuodami ugnies skleidžiamą šilumą, žmonija tapo, kuo yra dabar. Paprastai šnekant, viskas yra mūsų rankos. Tad atmink, žirklės, peiliai ir degtukai nemažų vaikų žaislių. Su jumis buvo rubrika Lašelis. Viso gero. Iki. Iki. Ate?